Šiandien ryte pasiklausiau interviu su rašytoju Donaldu Walshu, kuris parašė knygą Pokalbiai su Dievu. Man padarė įspūdį jo mintys. Jisai sako, kad mums nereikėtų pulti keisti pasaulį, kažkur tai eiti demonstracijose ar bandyti pakeisti gamtą, sustabdyti gamtos kataklizmus. Pirmiausia, mums reikėtų kiekvienam pradėti nuo savęs, keisti save ir šios permainos padarytų įtaką visam pasauliui labai greitai. Jisai pasakoja tokį savo pokalbį su Peru šamanu, kur kai jis į tą džiunglių gentį nuvyko ir šamanas sužinojo, kad jis yra autorius knygos Pokalbiai su Dievu, šamanas nusistebėjo, sako, o ką pas jūs yra žmonių, kurie nekalba su Dievu kasdien? Jisai pasakė, sako, mes kalbame visada su Dievu kasdien, mes dėkojame už šio pasaulio grožį, už gamtos grožį, už gamtos teikiamas gerybės. Jiem buvo labai keista, kad pasaulyje yra žmonių, kurie gyvena kažkaip kitaip, kurie negirdi Dievo. Taip pat Walshas iškelia tokį klausimą, sako, mes jau prieš 6000 metų gavome 10 Dievo įsakymų, kai Mozė nusileido nuo kalno ir pranešė žmonėms. Ir 6000 metų ir kas pasikeitė? Nieko. Mes kaip žudėme vienas kitą, taip žudome, kaip engėme vienas kitą, taip engėme, kaip melavome, meluojame, kaip vogėme, vagiame ir toliau. Niekas nepasikeitė žmonių bendruomenėje. O kaip jums atrodo, kodėl tiek daug metų tęsiasi ta civilizacija ir jie nepasistūmė į priekį nei trupučio? Galbūt mums tai atrodo labai ilgas laikas, tie 6000 metų, o iš visatos pozicijos galbūt tai yra kaip viena para. Galbūt reikia laiko mūsų transformacijai. Žinau, tikrai jau dabar ir pati žinau, eilę metų, kad norint, kad keistųsi aplinkinis pasaulis, visgi reikia pradėti nuo savęs. Jeigu mes turime kažkokius konfliktus su aplinka, santykiuose kažkur tai pirmiausia reikia pasižiūrėti, kokie yra mumyse vidiniai konfliktai. Transformacijos kelias, pasikeitimo kelias, kartais jisai lėtas, kalnuotas, kartais jau pavyksta atrasti tą būseną, kada jauti palaimą, bet po to neužilgo ir vėl krenti į neviltį. Ir tai yra kiekvienam žmogui. Galbūt kažkas turit atsakymus į tai.